Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą Vytai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime hit pointerius. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pradėsime nuo to, kad paveiksliuką, kurį mes pridėjome prie mūsų projekto, padarysime kaip UI elementą. Ir paspausime mygtuką Apply. Ir toliau, šalia mūsų Impact efekto, mes galėsime ir nurodyti tą hit pointerį, kuris ir rodys, iš kurios pusės mums buvo padarytas damage'as. Tai prie mūsų Impact efekto, mūsų Full Screen Impact efektui mes sukursime teivinį objektą, kur ir saugosim Full Screen Impact efektus. Ir šalia padarysime efektus, kurie rodys, iš kurios pusės daromas damage'as. Tai kuriam tuščią teivinį objektą, pavadinsim jį Full Screen Impact Effects ir ištempsime per visą ekraną. Ir padarysime tą patį ištempimą ir mūsų Full Screen Impact efektui. Ir sukursim naują objektą, kurį pavadinsime Impact Pointers. Ir tą objektą lygiai taip pat ištempsim per visą ekraną. Čia viskas bus plius minus taip pat, kaip pas mus buvo su teksto. Mes irgi sukursime vieną prefab pointerį ir po to jį kopijuosime. Ir kai jis bus mums nereikalingas, mes dėsime tą pointerį į poolą ir iš poolo galėsime po to jį paimti ir naudoti vėl iš naujo. Ir čia sukursime pointerio prefabą. Tai pas mus bus tuščias objektas ir tą prefab pointerį mes įdėsime mūsų image. Tai nusileidžiam prie UI, pasirenkam punktą image ir čia užmetam mūsų paveiksliuką. Ir iškart jį galim spalvinti raudonai. Ir tam, kad jis atrodytų truputį gražiau, padarysime dar outlining. Na va, gal taip truputį geriau atrodo. Dabar pointer prefabą mes galim ištempti per visą ekraną. Ir ekranai pas mus dažniausiai yra horizontalioje pozicijoje, tai ir mes tą pointerį padėsime pagal vertikalią poziciją ir su nedideliu offsetu. Tai mes nurodome, kad norim tą pointerį padėti prie viršutinės pozicijos ir padarome nedidelį offsetą. Tarkim 250. Ir kas dabar pas mus bus? Priklausomai nuo to, kur pas mus yra objektas, kuris padarė mums damage'ą, mes ir suksim tą rodiklytę prie to objekto. Taip tai pas mus veiks. Išjungsim tą objektą ir galim parašyti skriptus, kurie mums yra reikalingi. Tai prie UI folderio mes atidarome help folderį ir sukursim skriptą, kuris turės pavadinimą Impact Pointer. Tas skriptas atrodys panašiai, kaip pas mus atrodė Impact tekstas. Mes čia irgi siūsim informaciją apie objektą ir callbacką, bet darysim truputį kitokius veiksmus. Mes nekviesim animacijos čia, mes suksime tą rodiklytę taip, kad rodiklytė žiūrėtų į mūsų objektą, kuris padarė mums damage'ą. Tai mes čia sukursime kaip laiką, per kiek išnyks mūsų rodiklytė, taip pat sukursime ir kreivę, naudojant kurią ir nurodysim, kaip turi atrodyti tas išnykimas. Taip pat nurodysim ir mūsų rect transform, kurį mes suksim, ir nurodysim image, kuris turės išnykti. Taip pat mums reikalingas kintamasis, kur mes saugosim dabartinį procentą, kaip turi jis atrodyti. Mums reikalinga pointerio spalva, kad galim būtų keisti alfa kanalą. Ir taip pat saugosim damage'ą, kuris buvo padarytas. Tam, kad naudojant tą damage'ą, žinoti informaciją apie objektą, kuris padarė tą damage'ą. Ir padarome jį public tam, kad galima būtų iš išorės pažiūrėti, ar toks pointeris pas mus jau egzistuoja, ar dar ne, palyginti pagal tą objektą. Await iškart priskirsime reikalingą mums color parametrą, paimsime jį iš pointerio mūsų ir taip pat čia aprašysime callbacką, kuris mums bus reikalingas. Ir į tą callbacką mes perduosim mūsų pointerį. Aprašome metodą showImpact, kur perdodam damage'ą ir reikalingą callbacką. Sakome, kad procentas pas mus dabar bus 1 ir po to tą procentą po truputį mažinsime. Ir įjungsime tą objektą. Taip pat sukursime metodą resetImpact, tam, kad galima būtų vėl pilnai įjungti mūsų pointerį, jeigu tas pats objektas vėl padarė damage'ą, o ne kurti naują pointerį. Na, čia mes turime nurodyti alfa kanalą ir taip pat turime pasukti mūsų objektą. Tai mes pritaikysim evaluate metodą iš kreivės ir nurodysim, koks turi būti alfa kanalas. Ir po to prie color parametro iš mūsų image'o priskirsime mūsų color fieldą. Toliau mes turime gauti playerio poziciją ir poziciją objekto, kuris padarė damage'ą. Tai galim padaryti naudojant mūsų singletoną. O dėl damage'o reikia pagalvoti, o kokį source'ą mes norime naudoti. Ar mes norime rodyti į patį objektą, kuris padarė tą damage'ą, ar į vietą, kur buvo padarytas tas damage'as. Nes kai kalbėjome prieš tai, jeigu metam granatą, tai granatos sprogimo vieta ir vieta, kur stovi pas mus objektas kitas, gali būti skirtingos. Tai į ką mes norime žiūrėti? Tai vienu atveju tai bus source vieta, kur ir buvo tas sprogimas, kitu atveju tai pas mus bus source objektas, kuris ir darė tą damage'ą. Ir man patinka antras variantas, bet jūs, jeigu norite, galite palikti tiesiog source vietą, kur ir buvo darytas tas damage'as. Kartais tai sutaps, kai mes šaudome, bet kartais tai gali nesutapti. Toliau mums reikalingas directions, tam, kad žinoti, į kurią pusę mums sukti mūsų rodiklytę.
Ir mes ignoruosime Y ašį. Mes žiūrėsime tik pagal horizontalį, iš kurios pusės pas mus stovi objektas. Ar jis yra aukščiau, ar jis yra žemiau, mes į tai nežiūrėsime. Toliau mes skaičiuojame kampą iki mūsų objekto pagal Y ašį ir atitinkamai pasuksime mūsų objektą. Ir nurodome kampą, kurį paskaičiavome. Sumažinsim mūsų procentą ir patikrinsim, ar jis yra 0. Jeigu jis 0, tai mes iškviesime mūsų callbacką. Tai išrinksime mūsų objektą, iškviesime callbacką ir tą callbacką perduosim mūsų pointerį. Tik dabar pastebėjau, kad Copilotas truputį neteisingai parašė kodą. Tai čia tas dalykas nebūtinas, mums nebūtinai reikia normalizuoti tą kampą. Ir mes turime žiūrėti ne į paprastą forward, o į player forward. Tai player forward dar čia ir sukursime. Ištrauksime player forward ir jį čia padėsime. Ir čia viskas. Mums dabar reikia tik parašyti poolą. Tai viskas atrodys taip. Mes nurodysim, kokio tipo damage'as pas mus čia galimas, mes taip pat nurodysim prefabą ir toliau pereinam prie kitų dalykų. Tai pas mus bus health'as, mes jį nenurodome prie komponentų, dėl to, kad tas skriptas veiks tik su playeriu. Kitiems objektams jis bus nereikalingas. Ir mes iš playerio galėsime ištraukti tą health'ą ir čia nustatyti. Toliau, tam, kad patogiau būtų dirbti, tą masyvą mes sukonvertuosime į hashsetą. Ir tada galėsime daug greičiau gauti tą damage typą. Taip pat mes turėsime hashsetą pointerių, kurie pas mus dabar yra naudojami, tam, kad galima būtų tos pointerius paresaitinti, jeigu reikės. Ir taip pat bus sąrašas iš pointerių, kurie dabar nenaudojami, bet kuriuos mes galime panaudoti iš naujo. Tai mes iš playerio ištrauksime health'ą, tik jis pas mus yra neaprašytas, tai mes jį čia ir aprašysime prie player skripto. Aprašome health'ą čia ir taip pat galėsime jį gauti čia. Ir šioje vietoje pas mus viskas jau veikia. Realizuojame mūsų allowed hashsetą ir prie allowed damage'o priskiriam nullą tam, kad tą masyvą galima būtų po to atlaisvinti. Tai jis jau mums bus reikalingas, kai mes paleisime žaidimą. Sukursime metodą, naudojant kurį matysime, kaip sumažėjo pas mus gyvybės. Prie to metodo mes iš karto iš argumento ištrauksime damage'ą ir žiūrėsime. Jeigu source objectas, kaip mes ir sprendėm, bus nullas, tai mes ir negalėsime sukurti to pointerio. Tai iš karto išeiname ir nieko toliau nedarome. Toliau mes sakysime, jeigu visi damage unitai, kurie pas mus yra viduj damage objektų, neįeina į mūsų allowed damage setą, tai mes tada ir negalim parodyti to pointerio ir irgi išeiname iš to metodo. Ir dabar mes praeiname pro pointerius, kurie pas mus yra naudojami. Ir jeigu taip išeina, kad source objektas tame pointeryje sutampa su source objektu, kuris mums buvo perduotas į tą metodą, mes resaitinam tą pointerį ir išeiname iš tos funkcijos, toliau nieko nedarome. Ir jeigu mes nuėjome iki šios vietos, tai galime sukurti naują pointerį ir į tą pointerį viską perduoti. Tik mums reikalingas metodas getPointer. Naudojant tą getPointer metodą, mes arba paimsime iš mūsų poolo objektą, arba jeigu to objekto mes neturime, mes sukursime naują objektą ir jį atiduosime. Ir mes čia kviečiame metodą showImpact, perdodam damage'ą ir sakome, kad pas mus turi suveikti du metodai, kai viskas pasibaigs. Tai mes turime tą pointerį panaikinti iš pointers_in_use ir perduoti į poolą. Tai ir sukursime tą metodą onPointerHide. Pasakysime, kad mes panaikinsime jį iš pointers_in_use ir perduosim į mūsų eilę. Ir dar vienas dalykas, kai pas mus atsiranda pointeris, mes turime pasakyti, kad jis pas mus yra naudojamas. Tai pridedam prie mūsų sąrašo. Ir kaip ir viskas, galim dabar patikrinti, ar tai pas mus veikia. Tai užmetam tą skriptą ant mūsų impact pointers objekto, o ant pointer prefabo mes užmesime impact pointer skriptą. Galbūt pasakysime, kad 3 sekundžių bėgyje pas mus tas pointeris galės išnykti. Images tai pas mus bus pointer image. Ir suksim mes visą pointer prefabą. Tai kaip pointerį mes ir nurodysim tą pointer prefabą, kuris pas mus yra. Ir čia mes pasakysime, kad beveik visą laiką mes matysime tą pointerį, o kažkur prie galo tas pointeris jau turėtų išnykti. Tai ir numesim tą pointerį žemyn. Ir prie mūsų poolo mes tą prefabą galim nurodyti. Ir taip pat mums reikia nurodyti, o koks damage'as pas mus yra leidžiamas. Tai kol kas padarysime tik kill damage. Po to galėsime jį pakeisti. Ir dabar prie playerio dar turime nurodyti health'ą. Bandom gauti komponentą ir tas playeris pas mus čia atsirado. Ir dabar jau galima patikrinti, ar viskas pas mus veikia. Mes priėjus prie to kubo, matysime, kur pas mus yra daromas damage'as. Ir po to ta rodiklytė pas mus išnyksta. Kai mes prieiname dar kartą, matome, išeiname, jau nematome. Po truputį tas pointeris išnyks 3 sekundžių bėgyje. Mes dabar galim sukurti daugiau kubų, tarkim 3 kubus, ir pažiūrėsime, kaip tai veiks. Galim praeiti pro visus tos kubus ir matome, kad kiekvieną iš tų kubų rodo rodiklytės. Ir po kai kurio laiko išnyksta. Ir naujus rodiklytės pas mus neatsiranda. Jeigu čia apžiūrėsime, tai pas mus bus tik 3 pointeriai.
ir tie patys pointeriai yra naudojami iš naujo. Tai va toks efektas šiandien pas mus išėjo. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.